Sveiki, su jumis Agnės Kamarakaitė ir Radio lentynos knygos. Ši laida rengiama bendradarbiaujant su leidyklomis Alma Litera, Vaga ir Baltos lankos. Trečioji knyga Radio lentynoje - Donaldo Vudso Vinikoto žaidimas realybė. Knygą išleido leidykla Vaga, iš anglų kalbos vertė Milda Morkytė. Autorius - britų psichiatras, psichoanalitikas ir pediatras, 2 kartus tapęs Britų psichoanalizės draugijos prezidentu. Per savo karjerą Vinikotas konsultavo maždaug 60 000 motinų ir vaikų. Autorius knygą dedikavo savo pacientams, kurie jam mokėjo už tai, kad jį mokė. Vinikotas teigia, kad tik kūrybiškas požiūris į pasaulį daro gyvenimą reikšmingą. Tačiau kokia kūrybiškumo prigimtis ir kaip mes šią savybę įsiugdome? Knygoje Žaidimas realybė bandoma atsakyti į šiuos ir daugybę kitų esminių klausimų susijusių su asmenybė ir jo santykiu su išoriniu pasauliu. Skaitytojui autorius atskleidžia, kaip nuo ankstyvo amžiaus rūpestingai ugdant kūrybiškumą kiekvienas individas įgyja galimybę mėgautis turtingų ir teikiančių prasmę kultūrinių gyvenimų. Šiais laikais, kai vaikai jau nuo ankstyviausio amžiaus yra auginami tarsi šiltnamio sąlygomis ir nuolatos susiduria su įvairiausia kontrolė, šis klasikinis tekstas yra kaip niekad svarbus ir aktualus, teigiama knygos anotacijoje. Pats autorius įžangoje rašo: ši knyga yra mano pranešimo pereinami objektai ir pereinami reiškiniai tęsinys. Tikiuosi, kad skaitytojas jau suprato, kad šiame savo darbe kalbėsiu ne apie minkštą audeklą ar kūdikio naudojimą pliušinį meškiuką. Man labiau rūpi ne pats naudojamas objektas, o tai, kaip jis yra naudojamas. Norėčiau atkreipti dėmesį į paradoksą susijusius su kūdikio naudojimu objektų, kurį aš vadinu pereinamuoju objektu. Mano manimu, šis paradoksas turėtų būti priimamas toks, koks yra, toleruojamas ir gerbiamas, o ne bandomas įspręsti. Pasitelkę atskalūnišką intelektinį mąstymą, galėtume lengvai įspręsti šį paradoksą, tačiau to kaina būtų paties paradokso praradimas. Kai yra priimamas ir toleruojamas, šis paradoksas yra naudingas kiekvienam individui, kuris yra ne tik gyvas ir gyvena šiame pasaulyje, bet taip pat turi gebėjimą nuolatos praturtinti save, tirdama savo kultūrinį santykį su praeitimi ir su ateitimi. Šios pamatinės temos tąsa ir yra pagrindinė mano domėjimosi sritis šioje knygoje. Tikina knygos Žaidimas ir realybė autorius Donaldas Vudsas Vinikotas.